Aš ir smagus vaizdas virš manęs. Noriu pakalbėti apie tai, apie ką tik kalbėjome su kliente, kuri pas mane taupo jau 3 metus ir jau yra praėję tas laikotarpis, kada jinai yra sumokėjusi pačius didžiausius mokesčius iš viso laikotarpio, kiek taupys kompensoje. Tai aš jums galiu pasakyti, kad dažniausiai žmogui prireikia tos sukauptos pinigų sumos maždaug nuo 5 metų. Tai jūs paskaičiuokite dabar, tie, kurie netaupote, kiek jums bus metų ir ką jūs planuojate maždaug daryti po 5 metų. Nes tada, kada labiausiai reikia pinigų, tada jūs galite juos panaudoti iš kompensos sukauptų pinigų. Kai jų labai reikia, jūs einate skolintis ne pas kažką, ne pas mamą, tėtį, draugą, sesę, brolį, ar imate greituosius kreditus, kuriems esate įsipareigoti, o tiesiog ateinate ir pasakote: Vijolė, aš noriu pasiimti sukauptą pinigų sumą. Ir jūs padarote dalinį išėmimą tų pinigų, kurie susikaupė. Tai yra nuostabus dalykas, kada jūs niekam nesate kaip ir įsipareigoję, patys savo taupote, savo pasiemate ir naudojate savo tikslam, svajonėm įgyvendinti. O aš, žinokite, toliau lekiu apsipirkinėti ir noriu jūs paskatinti, ne tik leiskite pinigus, bet sutaupykite bent kiekvieną dieną po 1-2 eurus ir džiaugsitės po metų, po 2, po 3, kad priėmėte tą sprendimą. Ir visiškai nesvarbu, kiek jums metų, kuo greičiau, tuo geriau.